Kai sveiki visi, jūs kanale Danydas ir štai jūs dasilaukit šito video, kaip mes testuosim šitą baiką mano. Dabar kaip tik kovo 11, nereikia į mokyklą, tai testuosim šitą monstriuką. Mes ką tik jį pakrovėm, va taip viskas atrodo, kas nematė apžiūros šito motocikliuko, va šitas video, kur matė dabar ant ekrano, tai būtinai pažiūrėkit, o paskui eikit žiūrėti šitą video. Taigi aš turiu šitą, kur laikysis telefonas. Tai manau, netempiam laiko ir galim pradėti. Siūlyčiau dažiūrėti šį video, nes jis tikrai gavosi labai geras. Taigi, štai jau mes važiuojam. Greitis čia yra tikrai nemažas, turbūt matot per savo ekraną. Tai nei biškio nepagreitinta, čia originalus greitis. Čia mes dabar matome labai daug mašinų, tai yra tokia tipo įžymi vieta, nesakysiu kokia, nes nesvarbu. Taigi svarbiausias dalykas yra apie šitą motociklą, kad spidometras rodo mažiau negu važiuoja pats motociklas iš tikrųjų. Šiaip nežinia dėl ko čia taip daros, šiaip mes manom, kad čia yra susijęs su ratu, yra netinkamas ratas šitam motociklui. Matot, dabar ant ekrano rodo, kad važiuoju tram 6, bet tikrai atrodo daug greičiau važiuoju. Taigi ateityje, kažkada ateityje, mes ištestuosim jo tikrą greitį. Šiaip yra žiauriai geras dalykas motociklo veidrodėliai, todėl nes jie žiauriai patogus. Nu aišku, kaip galima be veidrodėlių. Taigi per veidrodėlius viskas puikiai matosi, visas galas matosi, tai taip. Taigi čia aš atlieku pas savo draugelį ir dabar mes varom su juo į mišką. O čia aš dabar bandau nulėkti pilnu greičiu nuo tipo mini kalniuko ir dabar pamatysit rezultatus ir pilną greitį, kurį būsiu pasiekęs. Dar yra toks įdomus dalykas šiame motocikle, kad kuo mažiau jis pakrautas, tuo mažiau jis važiuoja. Aš manau, tai normalu. Taigi šiame video jis buvo nepilnai pakrautas, tai dėl to jis važiavo biškį lėčiau. O čia aš kylu į tikrai gana aukštą kalną. Ką aš galiu pasakyti, labai geras rezultatas, jis labai greitai ir lengvai užkilo, tai kad baikas tikrai galingas. Nu, čia mes tiesiog atvažiavom prie gražaus vaizdo. Nu ir toliau nieko įdomaus nebuvo, tiesiog važinėjomės per mišką ir nieko nedarėme. Štai jums keletą bonusinių video. Nu, o čia aš jau atsisveikinau su draugu ir važiuoju namo. Nu tai ką aš galiu pasakyti, draugai. Su šituo aparatu tikrai labai linksma važinėti, labai fainai su juo važinėti. Šiaip jis pats labai gražiai atrodo ir jūs nebijokit, aišku, bus kito kontento, ne tik šitas motociklas. Tai jo. Taigi, čia aš suku namo, pajungiu posūkį, praleidžiu mašiną. Taigi ačiū labai, kad žiūrėjote, būtinai statykit laiką, prenumeruokit mano kanalą. Tikiuosi jums patiko šitas video. Iki kito karto.